Tai žiūrėkit dabar. Gyvena kartą, va tokie du žmonės vienam santykyje. Ir tas persekiotojas visada toks, žinai, pareina ir lenda, aiškina, mokina, reguliuoja, aiškina, mokina, reguliuoja, konsultuoja, vis pastoviai noris, kad būtų viskas namie idealu. Jis ten toks pedantas, perfekcionistas, idealistas ir jam viskas turi būti idealiai, o ta žmona nu niekaip nepataiko. Tai ne ten nunešė, tai ne te padėjo, tai ne taip pažiūrėjo, tai ne taip nusišypsojo, tai ne tą padarė, tai ne taip valgo, tai ne taip kramto, ne taip kvėpuoja, ne taip miega, ne taip perdžia. Nu, ką tik paimtum, viską jis daro ne taip. Moteriškiai, nu, tam auka, jinai vargšiai verkia, nu va, kokį susiradau ar ne, jisai baudžia. Bet kartais tas vaikinas patampa geras vaikinas. Jisai, žiūrėk, aiškina auklė, pamato, kad auka papuolė va į tokią pozą. Liūdi, pergina, jis pagalvoja, nu prisiviriau košės, gal per daug užlenkiau, čia per daug aš ant josios taip važiuoju, spaudžiu ją, nu, ai, nupirksiu aš jai gėlių, nupirksiu kokį auksinį žiedelį ir atbėga pas ją tekina, žiūrėk, taigi aš čia gal toksai, nu, ne per daug, taip jau čia su tavim ilgiuosi, gal aš be reikalo. Auka iš karto pajaučia, ach tu, skaitau mintis, biški perdėtai, rupūžė. Žinojau, kad žinai, kad tu blogas, o aš tai teisi. Visada tai buvo, dabar pats parodai. Ir šitais žodžiais jinai tampa pati persekiotoju ir pakyla į tą viršutinę rolę. Ir pradeda. Ir tada tu su manim taip, ir va tada tu su manim taip, ir tada, ir aną kartą taip. Ir aš jau su tavim čia kenčiu, ir tu va šito nedarai, ir ano nedarai. Dabar galvoju, vienas žiedelis čia ir gėlis tą atpirks. Nebūtinai, gal kitą dieną jinai taip užsisiautėjo, kaip pamiršau, kad žiedelis seniai dėžutėje stovėjo, o gėlės kažkur jau nuvyto. Bet kuriuo atveju jinai pasijautė ant arklio. Tai yra jau princesija su karūna, ar ne? Ir vyras ko iš karto tampa, kai tokias gauna informaciją. Aišku, kad tampa auka. Jis ten apmąsto savo gyvenimą, apmąsto kitus dalykus, kaip jam nepasisekė, kaip jis galėjo taip suklysti pasirinkdamas moterį, arba dar ką nors tylėdamas ramiai prie televizorių, apmąsto visus savo tuos demonus ir velnius, kaip jam čia tai blogai. Tačiau persekiotoja moteris kuo labiau mato vyrą ramesnį, tuo labiau siautėja. Nu, negesinama ugnis, tik tai dar labiau įsiplėskė, ar ne? Ir ten jinai kuo toliau, tuo daugiau. Aišku, kad vyras, būdamas pats iš prigimties persekiotas, juk jis taip atėjo į tą trikampį. Jis nepratęs būti auka. Ir labai greitai susipranta, kas čia vyksta dabar. Kaip jinai gali taip su manim? Pala. Tu nori, kad aš tau priminčiau? Ir prisideda tu man tada, aš atsimeni, jeigu ne aš, tai tada tu, o iš tikrųjų nuo tavęs viskas prasidėjo. Ir mergaitė tuo greitai grįžta į savo aukos laidį. Juk jinai visą gyvenimą ten buvo. Ji tokia iš namų, dar iš vaikystės, iš savo tėvų atėjo. Nes galbūt mama jos tokia buvo ir turėjo panašų tėtį, o galbūt nebuvo. Gal tiesiog jinai buvo tarp tėčio ir mamos tik tokia maža pelytė, kurią skriaudė. Ir vėl vyras pagalvoja, kad perleikė lazdą, nes jo romantiška moteris kažkodėl atitolo ir verkė kamputį. Ir vėl patampa geras, ir vėl sugalvoja kaip nors įtikti savo žmonai. Ir kaip suprato, šitą pasaką tęsiasi be galo. Gerai, jeigu tai būtų. Tačiau vieną dieną netikėtai moteris pamato vyruką su žaliu megztiniu ir gražioj sušukuotais plaukais. Ir pasirodo dar jisai vis kutasi barzdą ir jo lotnos veidas primena tą jaunystę, kai jinai buvo tokia nerūpestinga. Pradeda jie bendrauti. Ir tas, aišku, auka tikrai turi ką papasakoti apie savo įdomų, spalvingą ir labai nelaimingą gyvenimą. O kas lieka tam supermenui? Tai aišku, ją paremti, paguosti,
pasakyti, koks tas persekiotojas neteisus, koks jis tai ten netinkamas ir netikęs. Ir kiekvieną kartą tik radęs progelę, jis tikrai jo širdyje įdurs tam persekiotojui. Ir taip jis neturi teisę elgtis, ir taip jis su tavimi neturi, tu juk tokia, ir kaip jis galėtų taip, nu, vat kaip čia viskas vyksta, ir jis būtinai gelbsti, jis jau paskui slapta ir gėlių, ir dovanėlių duoda, ir taip toliau, ir taip toliau. Persekiotojas namuose nieko neįtarė. Ir jisai vėl eilinį kartą parėjęs piktas iš darbo, todėl kad jį visi sunervavo, turi išlieti savo tą juodą energiją ant kažko, o čia pasitaiko jo žmona. Ir jis vėl, tu ten ne tą padarei, ne ten padėjai, ne taip sutvarkei, man nepatinka, kaip tu čia tą raną, ir iš vis čia nepatinka ten kokie nors tavo, nežinau, tėtė, mama ir tavo draugės, ir viskas negerai. Žmona kaip visada į savo problemas, į tą aukos vaidmenį vėl nugrimsta. Mhm. Tada pagalvojo perskėlas, prisidirbau, reikia tapti gelbėtoju. Nu, jis vėl tampa gelbėtoju, tačiau, kaip jūs žinote, šitam slaptam trikampyje, kurio nesimato, gelbėtojo vieta užimta, ten jau kitas. Ir persekiotojas tai nežino. Ir jis vėl ateina su gėlėm ir mato, kad moteris į gėlės pažiūrėjo kažkaip kitaip. Nesuteikė tos gėlės jokios reikšmės. Ir žiedelį net nepasimatavus eilinį labai greitai nunešė ir numetė į dėžutę į tolimiausią kampą ir uždarė stalčių. Toks jausmas, kad tu įsparnešė ten batoną ir dar tikriausiai su garantija galiojimu pasibaigiančiu. Tačiau perskaitos nieko neįtarė ir kitą dieną parėjęs iš darbo pakartojo savo sceną. Ir dar kartą, tačiau niekaip ne vis jautė, kad neišeina pabūti gelbėti. Kai tik tampa geras, jis nori pasišnekėti, pastebi, kad kalba nesiriša, kad tie gražūs žodžiai, kuriais nuramindavo anksčiau, nebeveikia, kad tie paguodimai ir parodymai kažkokiu kitą kartą net pagyrimai iš gelbėtojo pozicijos nebeveikia, ji nereaguoja. Ir vietoj to jinai tampa vis kažkokia stipresnė. Josios viduje auga ir auga ambicijos, auga ego, jinai tampa vis labiau savarankiškesnė, ji labiau pasitikė savim, pas ją atsiranda kažkoks sugebėjimas, optimizmas ir noras viską darytis pačiai. O jinai viduj, ką mato? Jinai mato, kad ir galvoja, kaip aš su tokiu baisiu žmogum galėjau gyventi. Aš jums dabar iš šono pasakysiu, dar kol jis buvo gelbėtojas ir persekiotojas, nu tai pusė per pusę. O dabar, kai persekiotojo vieta užimta, jinai mato tik blogį ir blogis prie blogio dauginasi. Ir kada jau gelbėto vieta užimta ir ten kitas vyrukas gelbėja ją, šitam belieka viena rolė - būti blogu ir blogu kiekvieną kartą vis labiau. Todėl jinai ir galvoja atsisėdus, kaip aš to nemačiau, kai mes tuokėmės. Su kokia pabaisa aš čia gyvenu. Ir jinai galvoja, nu gerai, padariau klaidą, skiriuosi. Ir dabar šitas žaliais megztuku įdegęs vyrukas bus mano gyvenimo princas ant balto žirgo, o šitą demoną aš metu lauk. Jie išsiskiria. Ir pirmiausia, tas šampano ir medaus mėnuo. Gelbėtojas sako, važiuojam į Palangą. Ir jie lekia laimingi į Palangą. Po to sako, važiuojam į Turkiją, jie lekia į Turkiją, į Bahamus, į Balio salą. Jie keliauja, jie ten vaikšto po Luvrą ir žiūri paveikslus, valgo skaniausius maistus visokios restoranus ir jiems taip gerai, bet vieną dieną gelbėtojas pavargo tiesiog, nu, kiek galima. Ir jis sako, klausyk, aš tiek daug dirbu, mažu kur nors važiuojam. Jis sako, taip, brangus, pasakyk kur. O sako, žinai, aš neturiu kada galvoti, būk geras, sugalvok tu. O kodėl aš? Taigi tu pas mus visada kalba. O sako, nu taigi tiek laiko jau aš galvoju, gal tu. O jinai, ne, jei tu vešiesi, aš važiuosiu.
Jis galvoja, nejaugi, jinai tokia žiopla, net bilietų negali nupirkti. Ok, klausyk, nu tai gali tu pasirūpinti ar ne? Ir tu toks kaip jisai. Ir aš suprantu, tu net nematai, kaip man sunku. Tai palauk, aš taip stengiuosi, kad tau būtų gerai. Jo, o dabar užkrauni ant manęs tokią naštą. Sugalvot, kur mum atostogaut. Ir jis sako, palauk, taigi čia smulkmena. Negi negalima pasirūpinti tokiu mažu dalyku. Aš dirbu, tu bent kelionę suorganizuot. Ir jinai vėl į ašaras kampe. Šitas vėl prie televizoriaus užpykęs ir nevažiuosiu niekur. Ir jinai galvoja. Ir vėl apsikvailinu. Visi vyrai tokie. Aš vargšai. Gyvenimas nenusisekė. Ir tikriausiai jau nenusiseks. Va. Įsijaučiau aš į tą rolę. Kaip jums istorija? Šiek tiek perdėtai, šiek tiek su tokia pasaka, ar ne? Bet pademonstravau, kaip juda rotų rolės. Beje, gelbėtojas gali būti iš karto va taip tapti persekiotoju arba persekiotas gelbėtoju. Ta pati net auka gali pagailėti persekiotoju ir būti jam gelbėtoju. Taip dažnai beje būna, kad auka būna ir gelbėtoju, ir auka. Arba kenčia, arba rūpinasi savo persekiotoju. Labai dažnai tarp moterų tai būna su tokiais erudais vyrais. Jo? Kaip dabar gyvensit, žinodami, kad 99% žmonių gyvena trikampyje, ypač rytų bloko šalyse, nu, tose visose nuo vidurio Europos į napusę. Tiem, kur Anglijoje, tai dabar šypsosi arba Airijoje, ten Ispanijoje, ne? Čia Lietuvoje sėdintys dabar turi susimastyti. Mes tai čia nusiplovėm. Nei velnių, mentalitetas išvažiavo su jumis kartu. Nu gal jūs te užkrėtė jau normalių mąstymų šiek tiek tie vietiniai europiečiai, bet nemanau, nes tarp jų irgi nemažai, didelis labai procentas, daugiau nei pusė dar gyvena tame pačiame. Tiesiog iš tų senų laikų ateina pas mus toks vyro moters santykis, tam tikri dalykai. Ir mes nori, nenori, visi pakliuvę. Ir aš. Ir dar būna taip, su tuo pačiu žmogum, lyg tai jau ne, ir žiūrėk, vėl jau. Ir nuolatos. Vienoje temoje, vienam kontekste dėl vienų dalykų atrodo jau mes du suaugę, o kitoj vietoje aš staiga tampu vaiku ir suprantu, kad mano motinėlė ant manęs jau plauna savo skudurus ir aš turėčiau būti auka. Arba atvirkščiai, ko gero, aš būdamas auka, įsišaukiau, kad ant manęs taip ir išplautų tuos savo skudurus. Tai va. Arba plaukis pats, arba nenešiok ir vaikščiok nuogas. Bet kuriuo atveju bus normalu. Juokauju. Nu, klausimai? Verki, Kamilė, neverk. Yra pliusas vienas, kad mes neužsibūnam vienoj roliai. Aišku, labiau mes ateinam į trikampį iš tikrųjų su kažkuria viena rolė. Jūs galite pagalvoti, su kokia rolė jūs įėjote savo trikampius. Ir mes ne vienam trikampį, su mama ir tėčiu galima būti vienam trikampį, su vyru kitame, su kolektyve darbė su kitame trikampį. Labai dažnai būna, kad, tarkim, žmogus gali būti darbe persekiotojas su namie auka. Arba darbe gelbėtojas su namie auka arba persekiotojas. Beje, tie emociškai perdegę gelbėtojai, jie labai namie dažnai tampa arba aukom, arba persekiotojais. Visą pasaulį gelbsi, tokie geri pareina namus ir ragai iššūkta, uodega išlenda ir tai savo aštrės, kaip sakyti, iltim, tom įsisiurbė kam nors į kaklą. Nu. O tas paskui išeina į darbą, šiek tiek atsistato, jau toks pareina šiek tiek jau paraudės ir vėl iššūpė iki baltumo.
o išeina į gyvenimą, žiūrėk, sparnai balti, aureoliai virš galvos, uodega sulindo atgal iš ten, kur, kaip sakyt, kitą kartą blogas oras lenda ir vaikšto po pasaulį ir daro gerus darbus. Pareina namo vėl velnias. Taip mes gyvenam, tokios mūsų rolės. Niekur nedingsi. Galima netgi būti tuo pačiu velniu, gelbėtoju, nieko nekalbant. Ir tuo pačiu persekiotojui taip pat, ką norėjau pasakyti. Mes galim tylėdami užmušti kitą žmogų ir būti baisus persekiotojai su savo psichologiniu terorizmu. O kaip dar dažnai, vyrai gal, nežinau, jo, vyrai irgi. Visi mes mokam psichologiškai terrorizuoti kitą, tarkim, savo tylėjimu. Ir tada labai gerai. O ką aš tau sakiau? Nieko aš tau nesakiau. Aš nelendu aš prie tavęs. Ne. Bet mano tylėjimas tave tu užmu. Čia persikėti. Nu, kaip jau. Nebaisi šiandien. Nu, kaip, kaip ten tas siaubo rūsių pasakos, ar ne, arba amerikietiškų siaubo istorijos, kaip filmai tokie būna. Čia apie kaip žmonės gyvena ir, kaip sakyt, žaidžia savo žaidimus. Nugi, duokit klausimų, nes tada neužbaigsit. Negi norit, kad viskas baigtų tragiškai baigtųsi. Ir žiūrėkit. Priežastys. Perdėta kontrolė, atimanti atsakomybę. Kieno? Suprantate jau, ar ne? Čia yra persekiotojo. Hiperglobėjiškumas, atimantis galimybę išmokti. Kieno? Gelbėtojo. Taip. Baimės ir atsakomybės trūkumas sunaikina asmenybę. Auka. Auka. Toliau siekiai. Persekiotojas nori atsipalaiduoti ir leisti viskam eiti savo vaga ir pailsėti. Čia pasąmoninis kontrolieriaus siekis, svajoniai. Auka nori išsilaisvinti ir daryti tai, ką nori. Įsidėmėkit šitos 3 punktus labai stipriai. O ne tai, ką sako kiti. Žiūrėkit, paradoksas, ar ne? Elgesi daro priešingai, o nori iš tikrųjų būtent to, kas yra priešingoje pusėje. Gelbėtojas svajoja, kad kiekvienas išspręs viską pats, nori atsipalaiduoti, galvoti tik apie save. Giluminiai norai pas visus labai teisingi. Tačiau elgesys yra priešingai.